Gabija tikrai netikėta bėgimo eiga, griūtis ir vis tiek sugebėjo atbėgti per 2 minutės 3 sekundės su trupučiu. Kas čia buvo ką tik? Nežinau, kas buvo, sustojau ir pradėjau juoktis, nes kaip Tokijoje atsitiko ir mačiau, kad panelės pateko į finalą ir dar mano vieta nukrito. Gal buvo to pavydo, tai man atrodo, čia visata sako, duosim ir tau dabar, pažiūrėsim, kaip išsikapsysi. Juokiamės, kad net ir nugriuvus, šiek tiek pagulėjus, vis tiek tokiu spūdingu laiku atbėgai. Tai koks potencialas, per kiek šis galėjai atlėkti? Taip, aš manau, tikrai džiaugiuosi, kad man pavyko laimėti tą išbėgimą ir parodyti, kad mano forma yra, kad aš netėjau ir kritau be nieko ir subėgti 2:03 pagulėjus kiek 3-4 sekundės ant žemės ir dar žinoma, vos ne turbūt peškomis parėjus, aš ten stengiausi, bet visą tą taktiką išsimušė, tai tikrai aš galiu bėgti ir čia gaila, kad taip atsitiko, bet nieko nebepakeisiu aš. Susižeidai griūdama. Čia biški ir čia turiu, tai padirbsim su kinezais, pateipuosim ir viskas bus gerai. Griuvai ne už bet ko, už Audrey Vero. Ar tu ir norėjai bėgti už jos ir šiaip koks jausmas bėgti su tokio lygio bėgike? Taip, planas tikrai buvo bėgti už Vero, nes ji yra greita, ji turi finišą ir už jos bėgant galima taip pasitikėti, kad ji nubėgs, o aš galiu laikytis, bet ji pasirinko šiandien tikrai kitokią taktiką, nes aš ne vieną kartą esu su ją tiek bėgusi, tiek mačiusi, kaip jinai bėga ir ji yra aukšta bėgikė, labai ilgos, labai dideliais ir ilgais žingsniais bėganti bėgikė kaip gazelė tokia, tai ji dažniausiai neišvengia tų susidūrimų ir mano nuomonė, kiek mes galvojam, kad jinai tiesiog išbėgs ir baigs, nes jai bėgti 1:57, tai nėra kažkoks wow rezultatas, bet po pirmų 300 metrų nesupratau, kodėl ta taktika tokia buvo ir gal turėjau netokį jausmą, kad nebus gerai. Tu griuvai užkliuvusi už kojos jos. Taip. Tą norėjau išsiaiškinti, o dabar kiek širdis rami dėl to finalo, dėl protesto praktika, kaip minėjai, buvo tokia, kad daugeliu atveju sportininkas patenka į finalą, tokiais griūties atvejais. Taip, tai nėra mano rankose ir nemeluosiu, būčiau nustebusi, jeigu nepavyktų praeiti, nes aš tikrai stengiausi padaryti viską, ką galėjau išvengti to kritimo ir bandžiau šokti ir gal jos koja skrido ir čia labai sunku yra padaryti. Jeigu būčiau išvengusi, galbūt ir viskas buvę kitaip, bet nebuvo tai mano rankose ir tikrai būčiau nuliūdusi, nes aš tikiu, kad aš galėjau ten būti, tai nežinau, turbūt bus matyti, kaip čia viskas atsitiks. Turėsim po valandos geros. Taip. Svarbiausia.